Du narai atlieka pirmąjį istorijoje nėrimą į ilgą povandeninę Ogof Agen Alvet urvo atkarpą pietų Velse. Jie yra prie žinomų vieno sudėtingiausių Jitkatkata urvų ribų ir bando pirmieji prasiskverbti per šią užlietą urvo atkarpą. Tai atoki vieta. Jie jau nėrė per 3 povandeninės urvo atkarpas ir ropojo bei ėjo sausomis urvo atkarpomis daugybę mylių, kad pasiektų šią vietą. Jie nėrė kiek tik galėjo į šią neištirtą atkarpą ir išnaudojo savo oro atsargas iki maksimumo, kai pagaliau rado tai, ko ieškojo. Kai jie seka šiuo krantu, vedančiu į paviršių, jie supranta, kad padarė didžiulę klaidą. 1974 m. vasarą Martinas Farras ir Rodžeris Solaris siekia pasiekti naujų aukštumų, eidami toliau ir giliau nei bet kas kitas į vieną iš sunkiausių ir žinomiausių urvų Jungtinėje karalystėje. Jie laikomi 2 geriausiais savo kartos Didžiosios Britanijos urvų narais. Martinas Farras yra 23 metų urvų nardytojas. Jis užsiema urvų tyrinėjimu nuo 10 metų, o urvų nardymu pastaruosius 3 metus. Būdamas 23, jis jau yra patyręs tyrinėtojas, urvų naras, gerai žinomas Didžiosios Britanijos urvų nardymo bendruomenėje. Pastaruosius 3 metus jis nardė kartu su kitu urvų tyrinėtoju ir urvų nardytoju, Rodžeriu Solariu. Solariui yra 24 metai ir abu narai turi panašų patirties lygį. Solaris yra iš Dino miško, Gloucestershire, ir jis užsiima urvų tyrinėjimu bei nardymu nuo 12 metų. Rodžeris Solaris yra atsidavęs ir tvirtas urvų naras. Jis žinomas kaip pasiekimų žmogus. Jis reguliariai įveikia sudėtingas urvų ekspedicijas, toliau tyrinėja urvus ir žymi naujus požeminius maršrutus. Kartu jie atrado ir ištyrinėjo mylias naujų urvų Velse ir Airijoje, taip pelnydami savo vardą. Farras ir Solaris nori peržengti urvų tyrinėjimo ribas, naudodamiesi savo nardymo įgūdžiais, kad pasiektų pavojingiausias ir atokiausias požemines vietas. Tačiau jiems ne visada lengva rasti kitą iššūkį, kuris padėtų dar labiau sustiprinti jų reputaciją. 8-ojo dešimtmečio pradžioje geriausi urvai dažnai būdavo rezervuoti kitų narų. Kitas naras galėjo pirmasis apsilankyti urve arba pasiekti didžiausią pažangą iki šiol ir neoficialiai jį pasižymėti. Farras ir Solaris nusivylė dėl daugybės pagrindinių tyrinėjimo vietų, kurių jie negali laikyti savomis. Jų gimtoji vietovė yra pietų Velse, o viena geriausių urvų Jungtinėje karalystėje, Ogof Agen Alvet, yra netoliese. Jie nori tyrinėti šį urvą, tačiau kitas urvininkas vardu Jonas Parkeris jau tyrinėja šią urvų sistemą. Galiausiai jiems nusišypso sėkmė. Po metų neveiklumo jie supranta, kad Parkeris prarado susidomėjimą toliau tyrinėti urvą. Tai suteikia galimybę Farrui ir Solariui tęsti urvo tyrinėjimą nuo tos vietos, kur Parkeris sustojo. Pora žengs į Agen Alvet galinius žemupio sifonus. Ogof valų kalba reiškia urvą. Ogof Agen Alvet yra urvų sistema, esanti Hlangatok skardžio klintiniuose uolienose pietų Velse. Jis yra į vakarus nuo Abergavenio miesto ir netoli mažesnio Crickhowelo miestelio. Turėdama daugiau nei 20 mylių ištirtų praėjimų, tai yra 4. pagal ilgį urvas Jungtinėje karalystėje. Urvas pirmą kartą buvo ištirtas žmogaus vardu Brianas Price'as 1949 ir 1950 metais. Tik 1957 metais Hereford Caving Club pralaužė pirmąjį urvo akmenų užtvarą, kuri yra akmenų ar nuolaužų sankaupa, trukdanti praėjimui urve. Už šios pirmosios akmenų užtvaros urvas atsiveria į ilgą ir sudėtingą urvų sistemą su įvairiais maršrutais tyrinėjimui. Jame yra platūs praėjimai su baseinais, klinties darinių ir užlietų atkarpų. Be to, kad Agen Alvet yra populiari urvų tyrinėjimo vieta, tai taip pat svarbi šikšnosparnių poilsio vieta. Kiekvieną žiemą į A urvą poilsio suskrenda keli šimtai reta mažųjų pasagnosių. Po 1957 metų kita svarbi Agen Alvet tyrinėjimo banga prasidėjo, kai Jonas Parkeris pradėjo nardyti į galinius urvo sifonus žemupyje. Perspektyvi urvo dalis, kuri galėtų atverti mylias neištirtų plotų, tačiau įprastam tyrinėjimui ją blokuoja sifonai arba po vandeniu panirusios urvo atkarpos. Jie gali būti ilgi arba trumpi, gali būti statiški, kai vanduo nejuda, arba aktyvūs, kai vanduo nuolat teka per juos. Parkeris kartu su kitais narais nardė per sifonus Agen Alvet urve, bandydami praplėsti žinomas urvo ribas. Po nardymų į sifoną, urvų narai dažnai vėliausiai iškyla į naują sausą urvo dalį, kurią gali eiti pėsčiomis.
Ir Parkeris rado trumpas sausas urvo atkarpas tarp sifonų, kuriuos jis įnėrė. Per savo paskutinį bandymą Parkeris pasiekė trečiąjį sifoną. Nardymo metu Parkerio oro atsargos baigėsi ir jis nepasiekė sifono galo, kad pamatytų, ar jis atsiveria į naują sausą urvo atkarpą. Šiandien Agen Alvedas yra populiari urvų tyrinėjimo vieta, o tiems urvininkams, kurie nenori nardyti per sifonus, viršutinėse dalyse yra daug ką tyrinėti. Norint tyrinėti urvą, kuris dar vadinamas EGI, urvininkams reikia leidimo, kad gautų įėjimo raktą ir jie turi užsiregistruoti prie įėjimo, nurodydami, kokiu maršrutu eis, jei pasiklystų. Kiek suprantu, tai sudėtingas urvas. Sausos viršutinės dalys gali užtrukti nuo 6 iki 8 valandų pirmyn ir atgal. Pereiti per urvo povandeninius galinius sifonus žemyn upe yra visai kas kita ir tokiai ekspedicijai reikėtų rimto planavimo. Tarkime, vienas iš įprastų maršrutų trunka 3 valandas į vidų ir 3 valandas atgal, nešantis lengvą kuprinę su vandeniu ir maistu. Solaris ir Faras turi neštis savo nardymo įrangą ir kelis balionus į urvą. Jie negali visos tos įrangos neštis vieni, todėl jiems reikia grupės žmonių, kurie padėtų, o šiems savo ruožtu taip pat reikia savo atsargų. 1974 m. gegužę pora yra pasiruošusi leistis į kelionę. Jie viską suplanuoja ir turi nedidelę draugų grupę, kurie prisijungia prie jų kaip šerpai. Tai urvų tyrinėjimo draugai, kurie džiaugiasi galėdami dalyvauti ekspedicijoje ir galbūt išmokti kuo daugiau, kad vieną dieną patys galėtų vadovauti savo ekspedicijai. Visai prieš ekspediciją Solaris susižeidžia kelį. Jis negali įveikti varginančio pietinio upelio ruožo, kuris tęsiasi mylę ir kuriuo urvininkai turi ropoti bei brautis, kad pasiektų galinius žemupio sifonus, ypač turėdami neštis visą reikiamą įrangą. Todėl per pirmąją kelionę jie sutarė, kad Faras eis vienas. Faras pažiūrės, kiek toli jis gali patekti į urvą šios kelionės metu, o tada jie galės tęsti tyrinėjimus kartu vėliau. Nėra neįprasta, kad urvų narai nardo vieni. Realybė yra tokia, kad vos tik įžengus į urvą nardyti, tu iš esmės esi vienas arba atsakingas už save, net jei ekspedicijoje yra ir kitų narų. Galiu įsivaizduoti, kad Solaris tikriausiai jautėsi lyg kažko netektų. Jie viską planavo kartu, o tada dėl nesėkmės ir traumos Solariui teko likti nuošalyje. Per paskutinį savo nėrimą Džonas Parkeris buvo priverstas apsisukti, nardydamas trečiame sifone. Pirmas ir antras sifonai yra trumpesni nei trečias sifonas, o Parkeris neturėjo pakankamai oro, kad galėtų tęsti toliau į trečią sifoną ir grįždamas išeiti per antrą ir pirmą sifonus. Jis buvo kiek daugiau nei už 200 metrų trečiame sifone, kai nusprendė apsisukti. Pagal mano skaičiavimus, tai yra ilgesnis atstumas nei pirmas ir antras sifonai kartu sudėjus. Ar gali įsivaizduoti, kaip plauki per ilgą tamsų povandeninį urvą ir kiekviename posūkyje tikiesi, kad kitas nuves į oro kamerą? Niekas ten dar niekada nebuvo, o urvas vis tęsiasi. Tam tikrų momentų įsivaizduoju, pradedi galvoti, kad tai niekada nesibaigs. Kaip tyrinėtojas nori eiti toliau, bet kaip racionalus žmogus žinai, kad neturi pakankamai oro tiesiog klaidžioti tuneliais, nežinodamas, kada tai baigsis. Faras pasiima keletą papildomų balionų į šį bandymą per trečiąjį sifoną. Jis nori įsitikinti, kad turi pakankamai oro tęsti ir rasti pabaigą. Panirdamas į vandenį jis nežino, ar nueis toliau nei Džonas Parkeris. Esu tikras, kad jis svarstė, kiek dar toli reikės eiti, arba ar apskritai kitoje pusėje yra oro kišenė. Gali būti, kad ten tiesiog aklavietė. Bent jas galėtų pažymėti urvo pabaigą, bet galbūt ten yra daugiau ir būtent tai jaudina. Artėdamas prie vietos, kur Parkeris apsisuko, jis turi savęs klausti, kiek dar toliau reikia eiti, kad sužinotų. Pasirodo, ne taip ir toli. Vos 30 metrų už Parkerio ribos jis iškyla į paviršių. Trečiasis sifonas yra 259 metrų ilgio. Iškilęs kitoje pusėje jis tampa pirmuoju žmogumi atradusiu naują sausą urvo dalį. Iš vandens jis apšviečia urvą savo žibintuvėliu ir pamato milžinišką praėjimą, kuris dingsta tamsoje. Jis išlipa iš vandens, nusimeta nardymo įrangą ir leidžiasi į urvą. Galiu įsivaizduoti, kad tai toks atradimas, apie kokį svajoja urvų narai. Jis yra pirmasis žmogus, kuris ten pateko, o Solari praleidžia šį išskirtinį atradimą. Yra ilgos plačių atvirų praėjimų atkarpos. Lengva eiti, o aplink įdomios klinties ir uolienų formacijos. Yra atkarpų, kuriuose jis turi atsargiai prasibrauti pro siaurus plyšius, o tada pasirodo tamsios, gilios, iš dalies užlietos vietos.
Ši nauja urvo dalis tęsiasi 550 metrų, kol lubos pradeda leistis žemyn. Čia Faras randa dar vieną povandeninį sifoną – Agent Allwed sifoną numeris 4. Faras vėl prisijungė prie savo ekspedicijos grupės ir komanda išeina iš urvo susitikti su Solariu, o tada keliauja į barą švęsti. Esu tikras, kad Solariui šventė turėjo būti su kartėlio prieskoniu. Žinoma, jis džiaugtųsi ir net didžiuotųsi savo draugu Faru, bet tuo pačiu metu būtų visiškai sugniuždytas, kad liko nuošalyje. Jie du nukreipia dėmesį į 4. sifoną. Kitą dieną jie pradeda planuoti nardymą ir tikriausiai šiek tiek pasvajoja apie urvą esantį anapus. Po mėnesio šeštadienį, 1974 m. birželio 15-ąją, Faras ir Solari grįžta į Agent Allwed tęsti savo tyrinėjimų. Jie ners kartu, bet veiks kaip pavieniai narai. Kaip pavieniai narai, jie yra atsakingi už savo veiksmus ir bet kuris iš jų gali bet kada apsisukti atgal, palikdamas kitą tęsti vienam. Jie leidžiasi į urvą su savo nardymo įranga ir maža komanda, kuri padeda jiems nešti viską, ko prireiks ilgam tyrinėjimui. Nardymas urvuose, Agent Allwed terminaliniuose sifonuose, reiškia, kad savo įrangą reikia neštis per sudėtingas sausas urvo atkarpas, kurios tęsiasi myliomis, kol dar net nepasiekėte povandeninių dalių. Jie eina, lipa ir kartais braunasi pro siaurus urvo praėjimus. Kai kurios yra labai siauros angos, pro kurias žmogus vos gali pralysti. Komanda perduoda kiekvieną įrangos daiktą iš rankų į rankas per šiuos siaurus praėjimus. Jie kartu turi per 100 kg įrangos, kurią reikia neštis per urvų sistemą vien tam, kad pasiektų pirmąjį sifoną. Pagalbinė grupė eina iki pirmojo sifono, o nuo ten Faras ir Solaris lieka vieni. Pradėdami tyrinėjimą, kiekvienas naras nešasi 3 oro balionus, urvinio nardymo ritę, kad galėtų išvynioti virvę ir orientuotis po vandeniu esančiuose tuneliuose, bei porą urvų batų sausoms urvo atkarpoms. 3 balionai turėtų suteikti pakankamai oro, kad jie galėtų pereiti per 1. ir 2. sifonus, tada per 3. sifoną ir į 4. sifoną. Jie tikisi, kad šio oro pakaks pasiekti 4. sifono galą ir tada pakaks oro grįžti atgal per 4., 3., 2. ir 1. sifonus. Sausoje oloje tarp 2. ir 3. sifonų jie kiekvienas palieka po vieną pusiau išnaudotą balioną, kurį naudojo iki šios vietos. Tai yra maži Tadpole tipo balionai, kuriuos jie vėl naudos nardydami atgal. Jie tęsia kelionę į 3. sifoną su likusiais 2 balionais. 259 metrų ilgio 3. sifoną jie įveikia be incidentų. Iškilę į paviršių jie apsiauna urvų batus, eina į 550 metrų ilgio urvo atkarpą, kurią neseniai atrado Faras, ir leidžiasi link 4. sifono pradžios. Čia jie neturi draugų pagalbos nešant įrangą. Eiti sunku, bet jiems prireikia tik pusvalandžio, kad pasiektų kito nėrimo pradžią. Jie pažvelgia į tamsų vandens telkinį priešais save ir ruošiasi leistis į vandenį. Šiuo metu abu narai yra itin atokioje vietoje. Jie yra kelių mylių gylyje po žeme, urvo viduje ir ruošiasi nerti į pavojingą, nežinomą povandeninį urvo praėjimą. Gelbėjimas net ir sausoje urvo dalyje, tokioje vietoje, yra labai sudėtingas ir užtruktų ilgai, kol juos pasiektų. Jei po vandeniu kas nors nutiktų ne taip, esi visiškai vienas. Galiu įsivaizduoti, jie jaučia ir baimę, ir jaudulį vienu metu. Jie nusprendžia, kadangi abu daro žvalgomąjį nerimą, pirmą kartą savo partnerystėje nerti arti vienas kito. Faras paprastai veda. Paskutinį kartą Faras nėrė vienas ir padarė didžiulį atradimą be savo draugo. Jie nori kartu žengti į naują teritoriją. Esu gana tikras, kad Faras nori, jog jo draugas patirtų tą atradimo jausmą tiek pat, kiek Solaris to nori savo. Tačiau jie vis dar neria savarankiškai. Jei kuris nors naras bet kuriuo momentu pasijunta nesaugiai, jis gali apsisukti ir palikti kitą narą tęsti vienam. Jie persijungia reguliatorius prie paskutinio pilno baliono. Balionai, kuriuos jie naudoja nardymui per 3. sifoną, jau nebėra pilni. Jie vis tiek pasiims juos į nardymą kaip atsarginius visiškos ekstremalios situacijos atvejui. Idealiu atveju atsarginis balionas turėtų turėti savo reguliatorių, bet šie vaikinai dar tik pradeda gyvenimą ir neturi biudžeto kelioms atsarginėms sistemoms. Jei jiems prireiktų oro iš atsarginio baliono, jie turėtų naudoti reguliatorių nuo pagrindinio baliono. Po vandeniu persijungti prie atsarginio baliono yra sudėtinga. Geriausia tai daryti oro kišenėje arba kitoje sifono pusėje, tačiau narai neplanuoja atsidurti tokioje situacijoje, kai tektų naudoti atsarginius balionus.
Radau straipsnį, kuriame minima, kad Solario balionai buvo šiek tiek teigiamo plūdrumo, o jis pats buvo nepakankamai apsunkintas. Aliumininiai balionai dažniausiai būna šiek tiek teigiamo plūdrumo, ypač nardymo pabaigoje, kai juose lieka mažiau oro. Aliuminis yra lengvesnis už plieną. Spėju, kad jis turėjo aliumininius balionus. Jei jūsų įranga yra teigiamo plūdrumo ir jūs sveriate per mažai, tai yra ant svorio diržo neturite pakankamai švino, kompensuotumėte teigiamą plūdrumą, jums tenka mojuoti pelekais arba spardytis, kad nusileistumėte žemyn ir nesimuštumėte į urvo lubas. Jūs nuolat esate įsitraukęs, tiek protiškai, tiek fiziškai. Jūs sunaudojate daugiau oro, nes nuolat aktyviai plaukiate, o kadangi visą laiką galvojate, kaip nesitrenkti į urvo lubas, tai dar labiau didina psichinį krūvį. Faro balionai, kaip sakoma, yra neigiamos plūdrumo. Plieniniai balionai visada išliks neigiami arba skęs. Skirtingai nei Solari, faras tiesiog įpučia šiek tiek daugiau oro į savo BCD ir tampa neutralios plūdrumo. Urve svarbu būti neutraliam. Jūs neįkvojate energijos plaukimui žemyn ir turite vienu rūpesčiu mažiau, todėl galite susikoncentruoti į geriausių sprendimų priėmimą. Paprastai pirmas nardo faras, po jo Solari. Taip vystėsi jų komandinio darbo įgūdžiai. Nesu tiksliai tikras kodėl. Gali būti, kad faras turi daugiau įrangos arba yra šiek tiek labiau patyręs nei Solaris. Nardant į 4. duodą, pirmas leidžiasi Solaris. Spėčiau, kadangi faras vienas nardė į 3. duodą ir atrado neįtikėtiną praėjimą tarp 3. ir 4. duobių, dabar abu nori, kad Solaris pirmas įžengtų į kitą urvą. Solaris vynioja savo urvų virvę iš nardymo ritės eidamas pirmyn. Jie naudos šią virvę, kad galėtų rasti kelią į panardintą tunelį ir iš jo. Solaris turi 122 metrus virvės, o faras, kuris seka iš paskos, nešasi dar 300 metrų virvės. Nors tai tik spėjimas, jie abu tikisi, kad nardymas į 4. sifoną bus ilgas. Po maždaug 4 ar 5 minučių Solaris pradeda signalizuoti, kad jam kyla problemų su ančiais. Tai dažnai nutinka Solariui, kai jis neria į didesnį gylį. Su tuo jam jau teko susidurti anksčiau. Faras jam signalizuoja, kad jei kažkas negerai, jis turėtų grįžti atgal. Tačiau Solaris atrodo pasiryžęs ir jis tęsia toliau į 4. sumpą prieš farą, tiesdamas savo liniją eidamas. Tunelis per 4. sumpą leidžiasi žemyn ir kai Solaris leidžiasi, jo ančiai vis labiau spaudžiami vandens slėgio. Skausmas stiprėja, dar labiau didindamas jo diskomfortą ir psichologinę įtampą. Faras pasitikrina su juo, ar šis nenori grįžti atgal, bet jis tęsia toliau. Praėjus 120 metrų nuo sumpos pradžios, Solario urvo virvė baigėsi. Tuščias ritė yra nukerpama, o faras pririša savo virvę prie Solario virvės ir tada perima vadovavimą. Faras patikrina savo gylio matuoklį, kuris rodo 15 metrų vandens gylio. Praėjimas priekyje toliau leidžiasi žemyn. Abu narai supranta, kad tai bus ilgas ir gilus nėrimas. Jie tęsia lėtai traukdami, plaukdami ir ropodami tarp povandeninį praėjimą. Faras pažvelgia į savo slėgio matuoklį ir mato, kad tuoj pasieks 3. ribą. Urvų narai laikosi trečdalių taisyklės. Trečdalis oro balione skirta įėjimui, trečdalis išėjimui, o trečdalis rezervuojama nenumatytiems atvejams. Tai paprasta taisyklė. Neri trečdalį baliono, tada apsisuki ir grįžti atgal. Jei nersite pusę baliono ir tada susidursite su problema, kuri jūs sulėtins, jums neužteks oro laiku išnirti. Trečdalį oro laikyti atsargoje yra saugumo priemonė. Faras žino, kad turėtų apsisukti per kelias minutės. Jis taip pat žino, kad Solaris, kuris turi šiek tiek mažesnius balionus, turės šiek tiek mažiau oro nei jis. Faras tęsia, nors jau pasiekė savo trečdalio ribą. Praeina kelios minutės, bet faras nusprendžia eiti dar šiek tiek toliau. Jis duoda ženklą Solariui, kad ketina tęsti, o Solaris turėtų apsisukti, jei jam reikės. Jis mano, kad Solaris apsisuks. Solaris yra patyręs ir atsakingas naras, todėl jis turėtų priimti protingą sprendimą. Pasiuntęs ženklą Solariui, Far atsisuka ir tęsia, jo manymu, vienišą tyrinėjimą į 4. sifoną. Mane siutina jausmas, kad Solaris yra pasiryžęs nepraleisti kito atradimo. Esu matęs tai ir kituose urvų naruose, kurie atrodo apsėsti savo tikslo. Solaris turi plūdrumo ir sinusų problemų, kurios dar labiau didina jo psichinį krūvį. Praėjimas toliau leidžiasi iki 21 metro gylio, o maždaug po 30 metrų Far pro drumstą vandenį pamato stačią žvyro krantinę, kylantį aukštyn. Jis tikisi, kad jį kyla į oro kišenę, arba dar geriau, į kitą urvą. Jis pažvelgia į savo slėgio matuoklį. Jam liko beveik pusė oro baliono.
Jis žino, kad tęsti yra pavojinga. Man įdomu pagalvoti, kas lemia sprendimą apsisukti ir grįžti atgal. Solaris ir Faras šį žygį planavo mėnesius. Jei jis dabar apsisuks, kas žino, kiek laiko praeis iki kito jų bandymo. Ar kas nors kitas juos aplenks ir padarys kitą didelį atradimą? Jiems prireikė visos savo įrangos, kad pasiektų šią vietą. Jei ekspedicija bazinėje stovykloje turėtų daugiau įrangos, daugiau balionų, sprendimą apsisukti būtų lengviau priimti. Faras jau padarė vieną svarbų atradimą ir tikriausiai jaučia šiokį tokį spaudimą toliau daryti naujus atradimus. Taigi yra didžiulė paskata eiti dar toliau. Be to, jei jis ras oro, turės laiko sustoti ir pailsėti. Jis turės laiko nusiraminti ir tada galės greitai sekti urvo liniją atgal į neįtikėtiną olą, kurią atrado per ankstesnį bandymą. Esu tikras, kad ir didelės naujos olos atradimo vilionė taip pat turi įtakos. Jis greitai skuba aukštyn žvyro krantu, tikėdamasis viršuje rasti oro. Kailant jam vis dar atrodo, kad žvyro krantas tęsis iki pat paviršiaus. Jis patikrina savo gylio matuoklį – 1 metras vandens. Jis yra vos po vandeniu. Jis ieško oro kišenės, toliau sekdamas urvu. Faras yra taip arti vandens paviršiaus, kad gali jį pasiekti ranka ir paliesti. Tačiau viskas, ką jis randa, yra urvo lubos, tiesiai po vandens lygiu. Jis pažvelgia į dešinę ir mato, kad urvo viršus tęsiasi tuo pačiu lygiu, o oro nesimato. Jis nusprendžia dar labiau rizikuoti, nors tai jau ir taip yra azartas. Jis plaukia tą kryptimi, kur žiūri, tikėdamasis, kad urvo viršus pakils į oro kišenę. Jis tęsia kelią palei urvo lubas. Užuot kilęs aukštyn, urvas leidžiasi į nišą ir po mažiau nei 10 metrų jis atsitrenkia į vertikalę sieną. Faras pateko į bėdą. Oro nėra. Jis pažvelgia į savo manometrą ir mato, kad liko mažiau nei pusę baliono. Jis turi atsarginį balioną iš 3-ojo sifono, bet jei gali, nori išvengti reguliatoriaus keitimo po vandeniu. Reguliatoriaaus keitimas nuo vieno baliono prie kito po vandeniu yra sudėtingas ir pavojingas, bet verta apsvarstyti kritinėje situacijoje. Geriausia to vengti. Šiandien rimti urvininkai nerimo neatlieka be kelių atsarginių sistemų ir reguliatoriaus ant kiekvieno baliono. Ir jam reikia atsarginio baliono, kad galėtų grįžti per 3-ąjį sifoną. Jis tikrai turi grįžti naudodamas orą iš savo pagrindinio baliono. Situacijos įtampa auga ir Farui darosi sunku aiškiai mąstyti. Jis ruošiasi leistis žemyn ir tada kuo greičiau kilti taku, vedančiu atgal į sifono pradžią. Ir tada, kai jis atsisuka išeiti, įvyksta neįsivaizduojamas dalykas. Jis pamato Solarį aukščiau už save ant praėjimo lubų, ieškantį oro. Jis niekada neatsisuko. Faras nuplaukia pas Solarį ir parodo ženklą, kad jie turi išplaukti iš sifono. Solarį nieko neatsako ženklą. Faro ženklas yra pakankamai aiškus. Faras padeda savo urvo rite į šalį, kad Solarį galėtų sekti ir greitai plaukia linija priešais jį. Jis pasiekia giliausią tašką žvyro kranto apačioje. Jis greitai leidžiasi žemyn ir tinkamai nesulygina spaudimo ausyse, todėl dabar jaučia stiprų skausmą. Jo galva svaigsta nuo streso, skausmo ir fizinio nuovargio, kai jis stengiasi prasibrauti per tunelį, bet jis turi judėti toliau. Kelias minutės jis ropoja ir plaukia per drumstą vandenį atgal tuneliu, stengdamasis būti kuo greitesnis ir metodiškesnis, kartu bandydamas išlaikyti tolygų kvėpavimą, kad neiššvaistytų likusio oro. Jis toliau juda atgal palei virvę, kurią nutiesė iš savo ritės, ir prieš pat vietą, kur jo virvė surišta su Solario virve, 122 metrai nuo urvo ir gryno oro, jis sustoja. Jis nusprendžia palaukti, kad įsitikintų, ar Solaris seka iš paskos. Atrodo, kad jis ten praleidžia daug laiko, bet vis tiek laukia. Jis ten būna tik minutę, labai ilgą minutę. Jis vis dar yra daugiau nei už 120 metrų nuo sifono pradžios. Jo pagrindinis balionas beveik tuščias. Jis svarsto grįžti ieškoti Solario, bet žino, kad neturi pakankamai oro atsargų grįžti atgal tuneliu. Jis turi ištrūkti. Jis toliau grįžta į paviršių, stengdamasis išlikti kuo ramesnis, visą laiką kentėdamas stiprų galvos skausmą. Far iškyla į paviršių prie 4-ojo rezervuaro įėjimo. Akimirką, kai jis iškyla į paviršių, jį užplūsta neapsakomas palengvėjimas. Ausyse jaučia nepakeliamą skausmą, o galvą skauda labai stipriai. Jis stovi baseine, laikydamas galvą rankose, maždaug 5 minutes, kaip jam atrodo, svarstydamas, ar rimtai nesusižeidė. Nerandu jokios nuorodos apie tai, bet manau, kad čia veikia 2 dalykai. Taip, jis uždėjo spaudimą savo ausų būgneliams, o tai gali būti nepaprastai skausminga.
Manau, jis taip pat per daug save apkrovė ir naudojo pertraukiamą kvėpavimą, kad taupytų orą. Pertraukiamas kvėpavimas – tai kai trumpam sulaikai kvėpavimą. Povandenis slėgis didėja, todėl kai sulaikai kvėpavimą, anglies dioksido poveikis gali sukelti stiprų galvos skausmą. Galiausiai, situacijos realybė ir įvykiai, kurie vyko per pastarąsias 30-40 minučių, pradeda atsiskleisti. Jis stovi vienas baseine. Solaris vis dar yra rezervuario. Viskas, ką jis gali padaryti, tai sėdėti ir laukti, kol jo draugas išnirs. Mintis apie tai, kas galėjo nutikti ir tikriausiai jau nutiko jo draugui, jį kankina. Jis nieko negali padaryti, tik sėdėti ant kranto ir laukti. Jis žiūri į vandens paviršių, tikėdamasis pamatyti, kaip virpteli virvė. Grupelė putotų burbulų vangiai sukasi, tyliai judėdama vandens paviršinę. Faras svarsto vėl įbristi į vandenį ieškoti Solarijo. Po kankinančio laukimo Faras supranta, kad praėjo kelios valandos. Jam ateina suvokimas, kad nėra prasmės likti ten, kur yra. Jis nusprendžia bent jau pabandyti trumpai apžiūrėti pirmąją sifono dalį. Jam desperatiškai trūksta oro, o tai reiškia, kad teks grįžti į vandenį naudojant tą pačią deguonies balioną, kurio jam reikės, kad išplauktų atgal per 259 metrų ilgio trečiąjį sifoną. Jis nusprendžia vis tiek įeiti ir pasižiūrėti. Jis užsideda savo įrangą, įžengia į vandenį, pasiruošęs nerti. Beveik neabejotinai dabar jis ras savo draugo negyvą kūną. Jis švelniai patraukia virvę, kad ji būtų įtempta prieš eidamas vidun. Jis nenori susipainioti palaidoje virvėje, bet kai patraukia, supranta, kad virvė laisva. Jis vėl patraukia virvę, kad ji būtų įtempta. Traukdamas virvę, jis pastebi, kad ji tiesiog eina į vidų ir supranta, kad kažkas negerai. Ji niekur nepririšta. Jis negali nerti palei laisvą virvę, todėl toliau ją traukia. Kai jis įtraukia 130 metrų virvės, vos už mazgo, kuriuo sujungtos dvi virvės, netoli vietos sifone, kur jis sustojo ir laukė, eidamas atgal, jis randa, kad virvė buvo perpjauta peiliu. Kai Solaris grįžo atgal tuneliu, jis turbūt įsipainiojo į virvę ir turėjo išsilaisvinti perpjovęs virvę, visai netoli už Faro. Pjūdamasis laisvę, jis tikriausiai prarado orientaciją ir pasiklydo tunelyje. Visas tas laikas, kurį jis praleido įsipainiojęs, reiškia, kad jam tiesiog pritrūko oro. Jis negalėjo niekur nueiti nuo tos vietos su tokiu mažu kiekiu oro. Faras supranta, kad jo draugas mirė ir jis nieko negali dėl to padaryti. Faras susirenka savo daiktus ir grįžta atgal tuneliu, ruošdamasis nerti per 3 sifonus, kurie skiria jį nuo išėjimo iš urvo. Kai Faras ir jo komanda išeina iš Aegin Avith, pradedama gelbėjimo operacija. Pirmasis bandymas pradėtas netrukus po to, atidedamas dėl prasto matomumo po vandeniu. Antras bandymas atliekamas po 5 dienų su Johnu Parkeriu, tačiau jis įveikė tik trumpą atstumą į 4. sifoną. Jis neranda Solarijo kūno. Atliekami tolesni paieškos bandymai ir iš viso Rodžerio Solarijo paieškai skiriama 2760 žmogaus valandų. Nepaisant šių pastangų, jo kūnas nerandamas. Praėjus 7 metams po įvykio 1981 metų, Faras dar kartą panyra į Aegin Allwed 4. sifoną. Jis patyrė šią patirtį kaip traumuojančią. Jis nuplaukė 215 metrų į urvą, neradęs oro kišenės ir tada pasitraukė. Jis neranda Solarijo kūno. Dar po 5 metų, 1986-aisiais, du narai Janas Rolandas ir Julianas Volkeris padaro reikšmingą pažangą 4. sifone. Jie randa Rodžerio Solarijo kūną 220 metrų nuo sifono pradžios, vos už Faro ankstesnių ribų. Tačiau per daug pavojinga iškelti kūną, kai jie jau trūksta oro, tokioje atokioje ir ekstremalioje vietoje. Jie palieka Solarijo kūną ir jis iki šiol lieka 4. sifone. Martinas Faras tapo pasaulinio garso urvų naru, mušė rekordus ir dalyvavo revoliuciniuose nėrimuose. Šiandien jis moko urvų nardymo ir yra parašęs keletą knygų apie savo patirtį. Paliksiu nuorodą į jo knygą apie šį nėrimą žemiau.